Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Turbūt puikiai žinote, jog Katalikų teologijos fakultete vykdome ne vien studijų, bet ir mokslinę veiklą. Ir štai tas perėjimas nuo studijų veiklos į mokslo veiklą vyksta tartum taip palaipsniui. Bakalauro studijose studentai pradžioje studijuoja, įgyja fundamentales teologijos ir religijos studijų žinias, o toliau jie turi galimybę tęsti studijas, įstoti į vadinamasias antrosios pakopos programas, taigi magistrantūros programas. Ir ten jau virsta jaunaisiais mokslininkais ir jaunosiomis mokslininkėmis. Magistro laipsnį apgynęs ir magistro diplomą turintis žmogus jau yra savo srities ekspertas. Ir čia studijoje dabar su manimi yra 4 fakulteto absolventės, magistrės, kurios baigė 2 Katalikų teologijos fakulteto studijų programas - religinio švietimo programą bei šeimotyros programą. Pristatau jų, mėly klausytojai, Renatą Kaminickienę, Gintarę Gapševičienę, Jurgitą Sabeckytę bei Liną Lenkutę. Na štai, labai gera jūs vėl matyti, nes prieš mėnesį ar prieš 2 gynėte savo baigiamuosius darbus ir darėme labai daug gražių nuotraukų, kai atsiėmėte diplomus, dėvėjote tokias gražias togas, daug gėlių, artimieji, draugai atėjo jūs pasveikinti. Ir man kaip dekanui visuomet tai yra ir džiugus, ir kartu šiek tiek graudus, liūdnas momentas, nes tai reiškia, kad netaip dažnai matysimės paskaitose, koridoriuose fakulteto nesusitiksime. Tai ir pakviečiau jūs į Marijos radijo laidą. Tai vėl susitikome. Manau, kad mūsų klausytojams bus labai gera taip pat išgirsti apie tai, kaip jūs gyvenate ir kokius tyrimus atlikote. Tai pirmas toks klausimas yra, kaip jaučiatės dabar, kai studijos jau pabaigtos, kai prie jūsų vardo ir pavardės galime pridėti 2 raidės MA ir tuomet visi žino, kad jūs esat magistrės. Kokie išgyvenimai, kaip sekasi toliau gyventi? Jaučiamės, manau, visos gerai, daug geriau negu prieš baigimą, dėl to, kad šiokia tokia našta nukrito apsigynus darbus. Iš tikrųjų, tai prasidėjo visai kitoks etapas. Mano atveju toks sugrįžimas į šeimą, nurimimas, nes magistro studijos buvo labai įtemptos, didelis krūvis. Magistro darbo rašymas taip pat atėmė daug jėgų ir laiko. Tai šiuo metu dabar toks yra kaip ir sugrįžimas į šeimą. Dabar prioritetas numeris 1, nes studijų laikų rašant darbą jį man daug padėjo, daug skyrė man laiko, daug ką už mane darė. Tai dabar toksai visiškai kitoks laikas ir taip pat taip jaučiu, kai pradeda atsiskleisti studijų laikų įgyti vaisiai, ką man studijos davė, tokio kitoj perspektyvoje, nes yra dabar galimybė nurimti, pamatyti ir įvertinti. Aš taip pat galiu paantrinti Renatai. Iš tikrųjų, man jausmas dviprasmiškas. Viena vertus aš grįžau į šeimą, daugiau praleidžiu su vaikais ir vyru. Darbas jau apgintas, nėra ko baimintis, nes laukimo laikas jau yra praeityje. Kita vertus liūdna, nebėra nuostabus to proceso. Kyla klausimas, kas toliau. Bet jeigu baigiau, tai galvoju, kad tėvelis danguje ten tikrai norėjo to. Dabar jūs esate savo šeimose mažosios dėstytojos. Aš taip pat labai puikiai jaučiuosi. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę studijuoti šiose studijose. Tai nuostabi patirtis mano gyvenime. Ir kartais, kai pagalvoju, tai gaila, kad baigėsi. Nes labai pasilgsiu šių studijų, nes buvo fantastiškas laikas. Iš tiesų, jūs esate ir veiklios katalikės. Ir man visuomet įdomu, kaip mūsų studentų ir absolventų įgytos žinios ir gebėjimai siejasi su tuo, ką veikiate kasdieną, ką veikiate bažnyčioje, visuomenėje, pagaliau ir šeimoje. Kuo užsiimate? Kokia veikla dabar jum tapusi svarbia ir tikrai nuo studijų ir daugiau laiko lieka. Be abejo, džiaugiuosi, kad ir šeimoje galite daugiau pabūti. Tai be galo svarbu pirmasis dalykas ir nuostabu, kad šeimos išleidžia pastudijuoti dar ir magistrantūros studijose. Kadangi aš mėgstu juokauti, kad gerai esu žeminta, tai yra esu versle, tai šiuo metu daugiau laiko galiu skirti savo įprastiniai veiklai, pritaikyti teologijos fakultete įgytas žinias. Versle, iš tikrųjų, tai daug ką davė. Taip pat mano kietesnio dvasinio maisto paieškos prasidėjo Šilainių parapijoje. Aš ten pradėjau alfa kurso programą, vėliau buvau nusista į katechumenatą, kur docentas Lukaševičius man pasiūlė studijuoti, dėl ko aš labai džiaugiuosi.
Tai tiesiog noriu grįžti į pradžią ir atiduoti tą duoklę Šilainių parapijai. Tai Žydrūno klebono padrasinta ir katechetės Emos paskatinta su bendraminčiais iš VŠI Gerumo rankų sukūrėme šeimos grupelę, kur kas antrą sekmadienį, 1 ir 3 tai yra sekmadienį, po sumos su šeimomis renkamės bendrai maldai. Ir gilinam savo tikėjimą, dalinomės patirtimi, katalikiškai auklėjant vaikus. Tai padeda šventėti, manau, ir tiesiog tai nuostabus studijų laikas iš dalies prasitęs. Tai man dėl to labai smagu ir visus kviečiu ateiti, kas turi laisvą popietę sekmadienį. O girdėjote, mėly klausytojai, labai esate laukiami. Aš irgi galėčiau pasidalinti savo veiklą, ką aš veikiu po studijų. Na, tiksliau, ir prieš studijas, ir per jas, ir po jų užsiemu panašią veiklą. Savanoriauju jaunimo programoje, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai, programa Pažink save. Ir aš pati savo darbą magistro taip pat rašiau, remdamasi šitą programą. Apie tai vėliau gal papasakosiu. Gabrielė, Renata, ką jūs veikiate? Mano gyvenime dabar, kaip pasikartosiu, prasidėjo toks visiškai skirtingas etapas, toks ramus, nes dabar yra laukimo etapas, ruošiame šeimos pagausėjimui. Valio! Tai tiesiog tos studijos iš tikrųjų man davė daug ir šeimoje, mano šeimos santykiam. Ir, kaip sakiau, daug laiko atėmė iš mano šeimos, mano studijos, ugdė kantrybė ir vyrai, ir mano vyresnėje dukra. Tai dabar aš stengiuosi tą laiką kompensuoti ir skirti daugiau laiko ir dėmesio jiem. Mano dukra dabar ruošiasi pirmai komunijai, tai tokia bendruomenė bažnytinė dabar mano tenai ir kuom galiu to prisidedu. Tai tas laikas dabar skirtas šeimai. Šeimos metai tokie išėjo irgi neplanuotai suplanuoti šeimos metai. Prisimenu, jog ateidavo dukra ir į paskaitas taip pat pas mus ir labai gražiai pieždavo. Ar dukra dar prisimena mūsų paskaitas? Prisimena paskaitas? Mes visi labai džiaugdavomės, nes kartais tenka vis tiek magistrantūrai studijuojantys žmonės dažniausiai ir dirba ir tikrai jau turi šeimas, tai tikrai nuostabu matyti, kai atsiveda ir vaikučius į paskaitą. Vaikučiai užsiima kažką, lipdo, piešia ir dėstytojai labai smagu taip pat ir studentam. Tai čia yra labai didelis džiaugsmas, kad mes galime su vaikais dalyvauti ir dalintis to džiaugsmu iš tikrųjų ir išgyventi tas mini rekolekcijas, kaip aš sakau, nes paskaitos tai tarsi mini rekolekcijos būdavo. Aš visada galvoju, taip, nuostabu, reikės fakultete būtinai užpirkti tokių ir vaikiškų žaislų auditorijoje, bet tokių tylių, kurie nebarška ir garsiai nekelia triukšmo. Iš tikrųjų, po tų paskaitų, kuriuose keliuose dalyvavo mano vaikas, būtent Beno, liturginėje antropologijoje ir vizualiniai tikėjimo, tai mano vaikas grįžęs darė refleksiją, ką girdėjo, perpešė. Nuostabu. Aš tai savo didžiąją gyvenimo dalį mokiausi ir dabar prasidėjo naujas etapas, tai sugrįžimas į šeimą. Dabar daugiau turiu laisvo laiko šeimai galiu skirti ir šiuo metu daugiausia tai namų šeimininkė esu. Taigi, mėly klausytojai, štai tokį paveikslą jau turbūt susidarėte, jau ne vien balsai, bet ir gyvi žmonės jum vaizduotėje iškilo. Taigi dabar Gintarė, Lina, Jurgita ir Renata gal trumpai apie savo darbus. Vis dėlto atliko rimtus tyrimus įvairiose institucijose. Išaiškėjo jum įvairios problematikos bažnyčios ir visuomenės gyvenime. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų pasidalinimą apie jūsų atliktą baigiamąjį galbūt darbą ar kitus tyrimus, kuriuos fakultete atlikote. Kurį pradėsite? Galiu aš. Šeimotyros programa, temos pavadinimas baigiamojo darbo, programos Pažink save vaidmuo 15-17 metų paauglių lytiškumo sampratos pokyčiui. Taip, tai čia buvo mano darbo tema ir ką aš tyriau lytiškumo sampratą. Kaip paaugliai suvokia, kas tai yra, paaiškėjo, kad dažniausiai paaugliai išgirdę žodį lytiškumas jį supranta kaip dauginimąsi, kad bus kalba tik tai apie tai. Aš norėjau sužinoti, kaip veikia būtent ta programa Pažink save, kuri yra lytiškumo ugdymo programa ir kokią žinią jinai neša, kas lieka paaugliams po jos. Taigi dariau tokias 2 grupės. Eksperimentinė grupė, kuriai buvo apklausiami paaugliai prieš programą ir po programos, ir kita buvo kontrolinė grupė, kuriai nebuvo daromas joks poveikis ir po to tiesiog lyginau ir žiūrėjau, kokie jų buvo atsakymai, kas pasikeitė. Tiesiog pirmiausiai tai pasižiūrėjau apskritai, ką paaugliai mano apie tokius dalykus kaip meilė, klausiau, ar verta susilaikyti nuo lytinių santykių iki santuokos, jų nuomonės, tiesiog, tokių įvairių klausimų. Ir po to žiūrėjau, ar ta programa kažkiek keičia tą jų nuomonę. Ar keičia? Taip, keičia, ne visais galbūt klausimais, nes kai kur jau turi jie susiformavusią nuomonę ir ji, tiesiog lieka tokia pati. O keičiasi, tai nežinau, ar dabar atsakyti tai... Būtų įdomu iš tiesų, kokia ta paauglių samprata ir kaip ji, ne tai kad pasikeičia, bet ar yra įdomi bažnyčios nuomonė, bažnyčios tikėjimas, bažnyčios mokymas šiais klausimais, ar paaugliam
atrodo patrauklus, ar iššaukiantis, ar atstumiantis, su kokiais požiūriais susidūrė Lina? Pirmiausiai, tai aišku, visi paaugliai žiūri taip labai skeptiškai. Kai jų klausia, ką jie galvoja apie lytinius santykius iki santuokos, tai dauguma sako, bent tie, kuriuos aš tyriau, tie paaugliai sakė, kad visai neverta čia laukti, nes jeigu tu nori, jeigu myli žmogų, tai viskas galima, nes, o kam to laukti? Nes paaugliai šiandienoje tiesiog girdi tokią visur nuomonę, kas čia tokio, nieko čia tokio. O šita programa Pažink save, jinai įneša šiek tiek kitokį požiūrį į tuos dalykus. Jinai kalba apie tai, kodėl reikėtų laukti, kodėl. Tas laukimas yra skirtas pažinimui kito žmogaus. Ir kad susilaikimas kaip tik padeda brandinti savo asmenybę. Viena mergina po programos, aš net pasižymėjau, jinai labai gražų palyginimą pasakė. Susilaikimas tai kaip vynas. Kuo jis ilgiau brandinamas, tuo jis geresnis, skanesnis ir brangesnis. Tai čia po programos jinai taip pasakė gražiai, o prieš tai ten buvo visokiausių nuomonių, kad čia nesąmonė, susilaikimas yra visiška nesąmonė, taip dauguma teigia. Bet pasirodo vis tik išgirdę kitokią nuomonę, pamatė, kad yra tokių žmonių, kurie laukia, nes iki tol galvoja, kad visi taip gyvena. Tai gal kartais iš tos baimės pasako, kad ir aš taip galvoju. Tačiau programoje jie pamato, kad yra tokių žmonių, kurie vis tik tai laukia ir po to keičiasi jų nuostatos. Taigi, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Laidoje Katalikų teologijos fakulteto magistrantūros studijų absolventės dalinasi savo įspūdžiais apie postudijinį gyvenimą po studijų ir taip pat pristato savo tyrimų temas, dalyjas apie savo tyrimus. Paklausykime trumpai muzikos ir netrukus vėl susitiksime eteryje. Štai mes ir vėl eteryje, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje girdime Katalikų teologijos fakulteto absolvenčių
savo darbų, tyrimų, mokslinių tyrimų pristatymą. Tik ką girdėjome šeimotyros programos absolventės Linos Lenkutės temos pristatymą, tokį pasidalinimą apie savo tyrimus. Jos darbo vadovė buvo profesorė daktarė Birutė Obelianienė. Čia turbūt turiu kaip dekanas pakomentuoti, jog labiau patyręs mokslininkas padeda magistrantui pažinti tyrimų lauką, tyrimo metodus, atpažinti problemas ir kokybiškiau tą darbą atlikti. Taigi vadovo vaidmuo taip pat svarbus, nors be abejo magistrantas ar magistrantė yra skatinami rinktis kuo labiau jiem patinkančią ir įdomesnę temą. Taigi tęsėme šitą temų ir tyrimų pristatymą. Religinio švietimo programos absolventė Renata Kaminickienė. Renata rašėte apie sąžinės laisvę bei atsakomybę, bei sąžinės laisvės ir atsakomybės principo taikymo galimybės politinėme gyvenime pagal bažnyčios mokymą. Labai įdomi tema. Kelis žodžius apie tai. Temos pasirinkimą paskatino praktika gyvenimas, nes įstojimas į religinio švietimo magistro studijas sutapo su mano dalyvavimo rinkimų į Seimą kampanijoje. Buvau Tomo Vilucko atstovė ir įsitraukimą į tokį tiesioginį dalyvavimą politikoje paskatino procesai, kelintis nerimą, kai neteisingumas buvo įteisinamas per teismus, kai grubiai ir akivaizdžiai pažeidžiamos žmogaus pamatinės laisvės ir teisės. Taigi praktiškai susidūriau su reiškiniu, kai uolūs, aktyviai dalyvaujantis parapijos veikloje katalikai piktinosi tokiu dalyvavimu. Jų nuomonė tai nesuprantamas pasirinkimas, geriau tikintiems katalikam, aktyviem, vesti seminarus, rekolekcijas ir neteršti savo reputacijos politiką, nes pasak jų doram katalikui dalyvavimas politikoje yra nepriimtinas ir kad politika su sąžine nesuderinami dalykai. Tačiau buvo ir kitokia nuomonė, taip pat ir mano, kad negalima nieko nedaryti, kai vyksta tokie dalykai, prieštaraujantis individualiai asmens sąžiniai. Ir kaip tik tuo metu Kaune katedroje vyko rožinio akcija, kur arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kaip tik ragino pasauliečius aktyviai įsijungti į šitos procesus, nes tai liečia visą Lietuvos visuomenę ir jos ateitį. Ir tai daryti remiantis savo sąžinę ir moralinėmis vertybėmis. Taigi norėjau, kad šis darbas turėtų praktinę naudą, kad būtų galima diskutuoti, eiti dialogą su kitaip mąstančiais žmonėms, remiantis ne savo asmeninę, individualią nuostatą, tačiau remiantis loginiais argumentais, paremtais katalikų bažnyčios mokymu. Ir darbo metodologinis pagrindas iš tikrųjų buvo sisteminis katalikų bažnyčios mokymo požiūris, nes ne kiekvienas katalikas yra įstudijavęs popiežių enciklikas ir įvairius mokymus, kurie liečia tos klausimus. Tiesiog tai neįmanoma. Tai man buvo svarbu perteikti savo darbu pagrindinę mintį, kad žmogaus gyvenimas yra vientisas, nėra pasidalijęs. Mes esame pasauliečiai ir mūsų pareiga yra rūpintis ir šitais žemiškais dalykais, būtent remiantis savo sąžinę. Jinai yra ta vieta, kur mes susitinkam su Dievu ir ten atiduodam visą savo ataskaitą ir ten turime ieškoti galutinio atsakymo. Ir bažnyčios mokymas ragina, skatina katalikus, krikščionis pažinti dalykus, vertinti ir veikti. Tai nepaprastai aktualus darbas, ypač artėjant prezidento rinkimams. Ir iš tiesų aš taip pat primenu, jog su šitais darbais, mėly klausytojai, turit galimybę susipažinti, jie yra saugomi Vytauto didžiojo universiteto bibliotekoje ir yra įvairių galimybių, galite ir per Katalikų teologijos fakultetą, susipažinti su šiais darbais, ten yra daug įdomių citatų, daug nuorodų, daug įdomių tyrimų ir įžvalgų, kurios svarbios mums visiems katalikams gyvenantiems gana sudėtingoje visuomenėje. Tai tikrai ačiū Renata ir tikrai įdomus darbas ir darbo vadovas, jaunas, bet jau spėjęs tapti legendiniu vyskupu, vyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas. Tai manau turbūt net ir su tokiu užsiėmusiu vyskupu buvo įdomu susitikti ir su juo dirbti. Na ir dabar kviesiu Gintarę. Gintarė, jūsų darbo tema sutuoktinių dalyvavusių programoje sutuoktinių susitikimai. Konfliktų sprendimų pokyčiai. Taigi sutuoktiniai turi daug konfliktų, net ir labai geri sutuoktiniai. Ir jūs teigiate, kad programa sutuoktinių susitikimai turi įtaką šitų konfliktų sėkmingesniam sprendimui. Ar ne? Štai dabar galėtumėte ir pristatyti mums tai. Taip, tyrinėjau sutuoktinių susitikimai programos vedėjų ir sutuoktinių, kurie pirmą kartą dalyvavo šioje programoje, konfliktų sprendimų būdų pokyčius prieš ir po programos. Ir sutuoktiniai, kurie dalyvavo ar dalyvauja programoje sutuoktinių susitikimai, konfliktų sprendimo būdai pasikeitė. Ir mano tyrimo rezultatai parodė, jog programa yra veiksminga, kadangi sutuoktiniai sudalyvavę šioje programoje pradėjo naudoti daugiau konstruktyvių konfliktų sprendimo būdų.
atlikus tyrimą svarbiausia, ką norėčiau pasidalinti su klausytojais, tai jog norint santuokoje turėti tvirtus santykius, svarbiausia yra stengtis vienas dėl kito. Labai svarbu niekada nenustoti stengtis dėl savo antrosios pusės. Ir kitas labai svarbus aspektas yra dialogas. Pagrindinis dialogo principas - ne tik kalbėti, tačiau mokėti išgirsti kitą. Ir dialogo esmė yra kalbėti ir klausytis. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir dar vieną dalyką, jog norint, kad santuoka būtų tvirta, labai svarbu yra eiti į tikėjimo keliu. Santuokoje reikia gyventi trise su Dievu. Ir tik tokiu būdu įmanoma tvirta ir ilgalaikė santuoka. Sutuoktinių susitikimai programoje taip pat dalyvauja kunigas, kuris sukuria dvasinę atmosferą. Taip pat atliekant tyrimą pastebėjau, jog daugelio žmonių požiūris į konfliktą yra neigiamas. Dėl to sutuoktiniai arba vengia konfliktų, arba bando juos įveikti destruktyviais būdais. Tačiau tyrinėdama padariau išvadą, jog konfliktas yra įprastas ir normalus reiškinys šeimos gyvenime. Ir konfliktas turi būti sprendžiamas konstruktyviais būdais, tuomet jis įneša į tarpusavio santykius daug teigiamų dalykų. Todėl svarbu pakeisti požiūrį konflikto atžvilgiu. Ir pats konfliktas nėra neigiamas reiškinys. Neigiamas ar teigiamas reiškinio pasekmės gali būti tik kaip bus elgiamasi konflikto metu. Ir labai noriu pakviesti visus sutuoktinius dalyvauti sutuoktinių susitikimai programoje. Ši programa labai praturtina ir suteikia galimybę iš tiesų susitikti su savo sutuoktiniu, kas daugeliui porų nepavyksta, net pragyvenus kartu daugybę metų. Ir šią programą organizuoja Lietuvos šeimos centras. Apsilankius šio centro internetinėme puslapyje, apie tai galima rasti daugiau informacijos. Kaip nuostabu. Dabar tik atkreipiau dėmesį, kad rašote apie programas. Na ir taip pat apie Katalikų bažnyčios mokymą apie politinį gyvenimą. Štai Renata pristatė. Tikrai šitoje informacinio triukšmo pilnoje visuomenėje nelabai lengva būti gyvu kataliku vien sekmadienį apsilankant šventose mišiose. Valandą laiko ar dar prieš tai 5 minutės atliekant šventąją išpažintį. Na, dar galėtumėm, aišku, pridėti ir ją į ruošimąsi, bet reikėtų ir labiau domėtis tokiamis oazėmis, kur vyksta gyva katalikiškos minties klaida. Tai čia minėjome jau ir programą Pažink save, ir sutuoktinių susitikimus, ir Katalikų bažnyčios mokymą, kuriuo taip pat reikėtų domėtis ir skaityti, kad kažkaip tas informacinis triukšmas nenustelbtų gyvosios dvasios mumyse. Tai tikrai, mėly klausytojai, priimkime labai kaip svarbu šitą paraginimą, rasti tas programas, jomis domėtis, juose dalyvauti. Na ir štai dabar jau Gintarė šeimotyros programą baigė ir pristatė šitą darbą, kuris su profesorės daktarės Birutės Ovelianinės pagalba tikrai tapo, na, mes ten komisijose sėdėjom ir sakom, iš tiesų visi turėtų susipažinti su tokiu darbu. Ir dabar labai smagu, kad tokia galimybė jums čia yra tai išgirsti, klausytojai mėlyjeji. Ir dar noriu pakviesti Jurgitą Sabeckytę. Čia jau dabar žiūriu, mano tokie įgūdžiai kaip komisijos nario, paverčiu laidai mini gynimus, bet kažkaip kitaip nemoku, labai keičiasi ir laidos formatas, bet matau tos pavadinimus ir rimtėja procedūra. Tad Jurgita Sabeckytė, kviečiame jūs apginti savo darbą, klausytojai. Akivaizdai, na, iš tiesų. Galiu pasidalinti, kad studijos pasirinktos jau amžiai, tai yra man jau ne 16 metų, tad ir tokį kėliau savo tikslą apibūdinti suaugusių krikščionišką ugdymą. Kodėl reikalingas švietimo suaugusiam, bažnyčios mokymos klaida, tarkim. Ir įvertinti, kokią naudą gauna suaugusiai praėję, tarkim, populiarioje Lietuvoje alfa kurso programą ar kitas programas. Ir ar iš ties Lietuva yra misijinis kraštas. Taip pat buvo svarbu išsiaiškinti, ko pageidauja žmogus suaugęs atėjęs į tam tikrą programą ar tą patį alfa kursą. Mano nuomonė, tai svarbu padėti jam dvasiškai augti ir tai parodė mano tyrimas. Tai ir tyrimo rezultatai puikiai susišūkė su studijose įgytomis žiniomis, kad suaugęs žmogus pajėgesnis sąmoningai, tai yra protu priimti tikėjimo tiesas, pajėgesnis aukoti ir tuo pačiu būti pavyzdžiu ir savo vaikams, ir savo aplinkai. Jis geriau per savo patirtį išgyvena įgytas žinias. Tai tiek turbūt pradžiai dalintis. Alfa programa yra labai gerai žinoma, bet jei reikėtų pakviesti į alfa programą, kaip konkrečiai tą padarytumėte? Na, kelis tokius bruožus ryškiausius, ką programa žada. Kaip būna reklama, žinot, sako, naudosi dantų pastą, dantis taps balti. O čia alfa programa. Alfa programa tampa vis populiaresnė tiek Lietuvos, tiek Kauno parapijose. Tai ten sudedami, kaip sakyčiau, toks fundamentas, pagrindai
apie bažnyčios mokymą, krikščioniškų tiesų įsisavinimui. Ir tada, manau, prasideda tikėjimo kelionė. Tada žmogus įgijęs tam tikrų žinių, pajėgesnis yra sakramentiniam gyvenimui, tas tiesas gali atsinešti į savo šeimą, į savo aplinką ir netgi į darbinę aplinką. Tai tarsi tampa Dievo darbu ir aplinka jo kasdieninė, pasaulinė, perkeičiama. Mano manimu tiek. Taigi mūsų laida artėja prie pabaigos. Turime laiko dar vienam klausimui ir jis bus tradicinis. Iš tiesų, kokie jūsų pagrindiniai įspūdžiai iš studijų laikotarpio? Liko 5 minutės. Taigi mes esame 5, čia dabar 1 minutę aš kalbėsiu ir tada jūs po vieną. Kokie pagrindiniai jūsų įspūdžiai? Gal kas pozityviausia išliko? Galbūt kokie pokyčiai jūsų gyvenime įvyko? Dėl to, kad išdrįsote, dėl to, kad siekėte, norėjote ir studijavote. Ryškiausi prisiminimai iš studijų, tai jog paskaitos būdavo labai įdomios ir dažnai paskaitų laikas tiesiog praskriedavo. Dar labai įstrigo šilti santykiai su dėstytojais. Taip pat patiko, jog turėjome daug komandinių darbų, tai buvo labai smagu bendradarbiauti su grupiokais. Ir šios studijos man kaip asmenybei davė labai daug vidinių apmąstymų, pasikeitimų, praturtino visokiojopai. Ir gavau labai daug vertingų žinių, kurias naudoju savo asmeninėme gyvenime ir galėsiu panaudoti savo profesinėje srityje ateityje. Ir tikrai rekomenduoju visiems šį moterų studijas, nes tai labai puikios studijos iš tiesų. Kartais būdavo aišku ir nelengva susidoroti, nelengva užduotis su studijų krūviu. Ypatingai sesijų metu, nes informacijos daug, o studijų laikotarpis palyginti trumpas. Bet mane labai palaikė vyras ir su jo pagalba įveikiau visą studijų krūvį. Jam pusė diplomų. Tikrai taip. Aš tai galvoju, man iš tikrųjų šeimotyros studijos labai patiko ir aš kažkaip netgi taip pagalvodavau karts nuo karto, kad tokį dalyką turbūt turėtų studijuoti kiekvienas studentas greta kažkokio kito dalyko. Man taip atrodo, dėl to, kad ten yra esminės žinios, tai ką kiekvienas turėtų žinoti, ypač tas žmogus, kuris ruošiasi kurti šeimą, nes mes mokėmės tiesiog, apie žmogų, apie save, apie santykius, apskritai apie prasmę. Tai man taip atrodo, kad tai būtų naudinga daugeliui. Religinis švietimas. Aš savo vaikams ir pati to vadovausiu ir skiepiju, kad reikia visą gyvenimą mokintis ir tą koncepciją lifelong learning. Ir labai man patiko ir galiu pasidalinti, kad iš pradžių prieš 1,5 metų nedrąsiai pravėriau universiteto duris ir kai buvau paklausta, kur pritaikysiu savo įgytas žinias, aš neturėjau ką pasakyti, tarkim, bet dabar šiai dienai užvėrusi tas pačias universiteto duris, nors ir labai gaila, tačiau tikrai žinau, kad turiu gyventi šią gerąją žinią ir labai padėjo meilė, kurią gavau universitete ir tiek iš dėstytojų ir taip persmelkė mano aplinką ir keičia širdis kitų žmonių. Ir manau, milimetriniais žingsneliais artėjau link kūrėjo. Tai tiesiog labai smagu. Ir dėl to, kad palaikė ir mano vyras, ir vaikai. Ir nepriekaištavo, kad nesu namuose vakarais. Be to ir skatino ir tėveliai. Tiesiog visi toks palaikymas ir padrasnimas. Ir iš tikrųjų matė, kaip tai keičia mano gyvenimą. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dekanui, kad suteikė man šią galimybę. Ir palydint puikiems dėstytojams. Tikrai iš dalies bent truputėlį prisiliečiau prie tikėjimo slėpinių ir bažnyčios mokymų. Ir tiesiog labai jaučiausi palaikoma. Ir sunkumo akimirkomis tai tiesiog padrasino. Ačiū labai. Aš pritariu visom savo kolegiam, kas buvo įsakyta ir dar tada pridėčiau. Šios studijos buvo nepaprastas neeilinis nuotykis, kurį suteikė mums Dievas. Ir dar šios studijos ypatingos ne tik studijomis, dėstytojais, bet ir tai, kad teoriją galima buvo iškart pritaikyti praktiškai. Tai, kas dėstoma, kas studijuojama, susiję tiesiogiai su mūsų praktiniu gyvenimu. Mes galim panaudoti savo patirtį ir man turbūt vieną tokį norėčiau paminėti projektą mūsų grupelės, kuris labai mūsų vienio, tai mes bendrai dalyvavom, tokia buvo kaip praktinė veikla Aleksoto parapijoje, mes vykdėm bendrą programą Aleksoto parapijos Caritas vaikam ir tenai mes galėjom praktiškai panaudoti ir tai, ką įgyjame tuo metu, ir su kuo atėjome, galėjome dalintis ir taip pat dar labiau praturtėti. Tai tos studijos tikrai yra vertingos ne tik, kad tapom išmanantis katalikai, bet galėjome ir praktiškai pasireikšti ir tai iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus ir pakviesta į studiją net nekilo minties atsisakyti, nes tikrai buvo džiaugsmas.
Ačiū labai, net gera pačiam klausyti, jau buvau pamiršęs, kaip pas mus gera. Gerai. Taigi, mėly klausytojai, dėkojame ir jums už skirtą laiką šiai laidai Akademija. Jaučiame jūs ten kitapus eterio esančius, esate ir Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės dalis, tokia neakivaizdinė, bet labai svarbi, labai kviečiu prisiminti studentus ir dėstytojus maldose. Na, o Lina, Gabrielė, Renata ir Jurgita, dėkoju už tai, kad sutiko dalyvauti šioje laidoje ir linkiu jums kuo nuostabesnių nuotykių toliau su Dievu ir su žmonėmis. Mėly klausytojai, primenu, jog girdėjote laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Likite su mumis, likite su Marijos radiju. Su Dievu. Su Dievu.